Labas iš ryto, 9:03, yra po 7 valandų ryto. Einu ieškoti kavinės, atsigerti kavos ir pradėsiu judėti link Santiago. Šiandien kiek sklinda legendos, kad sunkiausia trasa. Tai sėkmės man ir iki, susitiksim trasoj. Naujienos nekokios nuo ryto. Visur šlapia, nulyja. Tikėkime, kad nelis šiandien, arba bent jau smarkiai nelis. Šiaip tai turiu įsidėjęs pončijo į kelionę, jeigu ką. Bet geriau, kad nelytų. Vis tiek įvėjas, ar nežinau, šalta gali apeit, kažką apžiūrėti, kai lietus, tai jau nelabai noris slankioti. Gerai, judam kavikas. Mano šiandien pirmą rodiklę į šviesesnį rytojų. Ne vienoj kelioniai buvau prieš gimtadienį. Tai yra gimtadienio proga važiavau. Ir iki gimtadienio saulė šviečia, gražu, gimtadienio rytą atsikeli vieslus, audra, dangus su žemė maišas. Yra buvę nekart. Tai va, kaip matot, teko įsitraukti pončijo. Dabar dar tik purškia taip. Tai nėra baisu. Bet geriau iš karto užsidengti, kad neperšlapti. Jeigu peršlapsiu, po to visą dieną šlapiam eiti, žinot kaip. Ir plius ryt, po ryt, kol pasieksiu Santiagą. Beje, Tomi, su gimtadieniu. Linksma. Žinot, kas blogiausia yra? Ne tai, kad lietus ir tams, bet tai, kad aš rodyklių nebematau. O rodyklių, kai nebematai, reiškia, kažkur nugribavai. Nebelinksma daras. Jei, turiu rodiklę, einu teisingą linkmę. Nelabai matysis, jaučiu. Nu, bet vis tiek. Rodiklę į tą pusę pradėjo švisti, gaila, kad lietus lyja, miškas, bet kažkokios šviesikas biški matos, gal kaimukį prieisiu, linksmiau bus eit. La. Šiaip tai nuotaika huiena yra iš tikrųjų, atsiprašau, nuotaika gerai yra, tikrai nebloga ir žingsniuojam toliau į Santiagą pas poną Šventą Jokūbą. Truputėlį prašvito. Tik lietutis nenustojo, lyja toliau. Žinote, lietų tokį smulkų, kai lyja ir kai viską merkia. Gerai, kad turiu tą pončijo. Tai kur pončijo, ten spėjau sausas, tik iš vidaus surasojas visas, sušlapęs, nes per jį nekvepuoja rūbai. Ir ką noriu pasakyti, kojos sausos, batai gerai laiko, džinsai irgi dar lyg tai pusę velnio kalaišės, gal biškai sudrėkusios. Svarbiausia, kad kupriniai, nežinau, matysis, nematysis, pončio uždengia kuprinę. Svarbiausiai, kad sausi rūbai daiktai nesušlaptų, o daugiau. Nueisiu į šitą alberginę, tikiuosi bus kaip praeitą. O šitą alberginę tai buvo labai faina iš tikrųjų. 10 eurų apsistoti. Aišku, reikia turėti savo užsikloti, bet aš paprašiau, man paskolino maloniai, tai nežinau, viskas fainai. Šilta, labai jaukų, švaru. Vieni pliusai pasakyčiau. Po to smurto, kurį gavau pirmą dieną, kur nebuvo šildymo. Ai, beje, tie 3 vaikinukai, kur vėliau atvyko į pirmą alberginę. Tai tik vienas iš jų spėjo įsimaudyti po karštų vandeniu, o kiti 2 net karšto vandens negavo. Tai įsivaizduokime, miegoti šaltoj patalpoj. Toks, įdomus experiences iš tikrųjų, patarčiau kiekvienam. Viskas yra įdomu. Reikia pradėti galvoti, kur ant spaudukų susirinkti. Gal kas galėtumėt man uždėti ant spauduką į piligrimo pasą. Gal kas ant spauduką? Ant spauduką? Ant spauduko! Ant spauduko reikia! Ant spauduko! Kelelis tolimas, kelelis artimas, širdelė vėl skaičiuoja žvaigždeles. Pam. Kas patyrė tą jausmą tikrai supras. Eiti vienam vidury niekur, vidury laukų, dainuoti
šaukti, rėkti ir matyti rodiklę, kur eiti toliau. Nieko negali būti geriau šiuo momentu. Aišku, būtų gerai, kad nelytų, bet ką, iššūkius reikia paimti. Skaičiau visokių istorijų apie alberginės, kad nešvaru, kad blakių yra, ten visokių tų lovos arkučių sukandžioja, ten ir taip toliau. Nublemba, žinokit, nei ką sukandžioja, nei ką. Švaru, gražu, kvepi. Apart tos pirmos, kur su šaliukų šildymo nėra. Bet šiaip tai viskas okei. Gal kas žinot, kam tie nameliai skirti? Čia vištom laikyti, gyvuliam kokiem ar ką? Tikrai nepanašu, kad tai būtų vaikų vadinamas medžio namelis. Nežinau, pirmą kartą matau. Santiago de Compostela kelią, Santiago Kamino kelią eina tūkstančiai ir tūkstančiai žmonių. Kiekvienais metais, jeigu neklystu, buvau skaitęs ar 70 tūkstančių, ar daugiau praeina. Ir beveik kokį 90% jų eina sezono metu. Tai yra Liepa, rugpjūtį, tai įsivaizduokit, koks kelio užkrovimas yra. Aišku, populiariausias yra Camino Frances, kuris tęsia ten belekiek kilometrų. Ir Nord, jeigu neklystu, Camino yra gražiausias, bent jau taip rašoma. Nes eina kalnais, palei jūrą ir taip toliau, bet vaizdais ir čia skūstis negalima. Tikrai yra labai gražių vietų ir visai faina pasivaikščioti. Taigi, nieko naujo aš čia neatrasiu. Kažką labai nenustebinsiu, bet tai yra mano Camino ir aš esu vienas iš piligrimų. Pelegrinų. Ką tik iš kavinukės vidury nieko. Pusiau ispaniškai, pusiau angliškai susikalbėjom. Aš angliškai, jie ispaniškai, galima susikalbėti. Ir visai fainai. Gavau kapučino, atsigėriau pavaišino nemokamais keksiukais. Bon Camino ir išsiskyrėm. Labai malonų žmonės. Ir stebina kartais žmonių gerumas. Vis dėlto yra gerų žmonių. Galiu judėti keliau. Net neįsivaizduoju, kiek nuėjau ir kiek dar liko iki mano punkto, iki Brumos, jeigu nemaišau pavadinimu. Bet kažkaip nesigilinu, einu ir viskas. Ir gavau, aišku, savo pirmą šiandien antspauduką. Prie baro padėtas, pats užsidėjau. Dar vienas apleistas namas. Aš kai žiūriu į apleistą namą, o tokius išgriausius langus, durų nėra, viskas apžėlė. Kažkaip truputį liūdna pasidaro, kai pagalvoju, kas gyveno prieš tai, kaip jie laiką leido. Aš kažkaip apgalvoju visą istoriją, visą praeitį. Ir daina iki to, kad viskas apleista, niekas nebegyvena. Ir reikia man iš jų sakinius nusimti, nes aš nieko nebematau. Viskas užrasoju. Ką veiksiu kitą savaitę? Ai, nieko, eisiu pasivaikščioti į Santiagą, aišku. 120 km. Ką aš, eisiu pasivaikščioti. Pasidėsiu kavos atsigersiu. Ne, nepareisiu, bet gal skrisim iš Santiago de Compostelos oro uosto. Yra nupirkti bilietukai. Net galinis skrydis šeštadienį po pietų. Ir turėsiu dar porą dienikių paslankioti po Santiagą. Jeigu kils noro, nuvažiuosiu į Finisterą. Ir kiekvienu kartu, kai atrodo, kad jau nuklydai ir išėjai iš kelio, pamatai kažkur toli šviečiančią kriauklelę ir geltoną rodyklę. Tai reiškia, kad einu teisinga linkme. Vėl kelias pasisuko į miškus. Per mišką smagiau eiti. Gamtos daugiau, labai tyras oras, dar po lietaus kvepia.
spigliuočiais ir grybais. Grybų tarp kitko mačiau visokių daug, nežinau, jie valgomi, nevalgomi. Gal greičiau nukeliaučiau paragauti. Kaip tik pakalbėjau apie grybus. Kaip, ar jie valgomi? Judame toliau. Pausia piligrimui, tai šunį. Dink iš čia. Nu va, ką tik šeimininkai išgelbėjo nuo savo šuns. Čia tai mažas. Bet žinokit, kiek jų daug yra praeinant per kaimukus laiko vokiečių aviganius arba kitus didelius šunius. Tai kai pradeda raumoti prie tvoros ir nedaug dievę peršoktų, išdraskytų visą šikną. Tokie visokie bamšuniukai dar pavojingesni už didelius šunius. Pamenu, kiek močiutė baba yra turėjus tų visokių bamšuniukų. Tai visiems kojas apkandžiodavo. Nedidelis, bet jie mažiukai. Maži kaip žmonės, patys aršiausi. Dar vieną kavinukę vidury niekur. Einu pasimsiu antspaudą. Ahí tiene. Muchas gracias. Vale, venga. Bye bye. Luego. Žmonės prigalvoja visokių būdų, kaip apsiginti nuo piligrimų. Na, naktį einant, toks vaizdelis gal ir išgazdintų. Bet dabar tai kelia nuotaiką. Pradedu jausti savo pėdikės, kiekvieną akmenuką, kiekvieną šapiuką po apačią. Aš tai pasidžiaugiau, kad man ribą geriausiai eiti apie 20 kg. Viskas, kas virš 20, pasidaro tikrai nelengva. Tai, dar 20 nenuėjau, bet pradedu jausti, kad artėju tą ribą, kai reikia sustoti kažkur. Kai atvyksiu į Hospital de Brumą, eisiu ieškoti taip pat kaip vakar ir užvakar alberginės, kur apsistoti nakvyniai, nes kaip nieko užsibukinęs ir neturiu, viską palieku nuotykiui. Be to, alberginės negalima užbukinti iš anksto. Kiek žiūrėjau, visur galima pasiskambinti, pasitikrinti, ar yra vietų, bet neužbukinsi. Turi atvykti vietą ir tada susimokėti pinigėlius ir apsistoti nakvyniai. Taip gal geriau. Ir beje, alberginės yra skirtos piligrimams. Nežinau, ar be piligrimo paso galėtum juose apsistoti. Jos tam ir pritaikytos, nes labai didelis skirtumas kainų nuo hostelių, viešbučių ir alberginės. Jeigu už naktį buvo pirma naktis 5, antra 10 eurų. Žiūrėsim, kiek šiandien. Dar vienas piligrimų poilsio punktas ir radau vandenėlio. Prisipyliau vandenėlio, turėsiu ką atsigerti ir judam toliau. Hola, buenos días. Iš tikrųjų šiandien. Lūžio momentas iš tikrųjų nebegaliu. Ir vis kelias veda mišku tiesiai į viršų, į viršų. Toks jausmas, kad kas nors pasakytų parvešiu namo, atsisėšiu ir išvažiuočiau. Šiandien iš tikrųjų nelengva. Ir dar lietus pradėjo lyti stipriai. Bet nieka, mes lietuviai užsispyrę stiprus, nepasiduosim.
Užkopiau. Dabar kažkiek yra lygus kelias. Dos atsikvėpti, galėtų tik lietus nustoti lyti. O daugiau viskas, okei. Judam. Toliau. Vis dėlto dar kelias kyla į viršų. Lėtai, bet į viršų. Sušlapau, pavargau, išalkau, nebegaliu. Ne, jeigu iš rimtųjų, tai nėra taip blogai, bet pavargau iš tikrųjų. Ir alkanas esu. Ir atsiminiau, ką kupriniai turi. Turiu dar tų neoninių meškučių draugų nusipirkęs, bet juos pasilieku pabaigai suvalgyti. O dabar eisiu trasą vien saliamis. Nes ir dabar pakeliui, kiek laiko jau nebuvo net kur pavalgyti, čia galvojau, kad bus. Bet uždaryta ir viskas. Nieko, teks pasitengti saliamį. Suvalgiau savo saliamiuką, biškį energijos atsirado. Ir plus dabar lengva eiti pakalina, bet po to vėl kilimas bus. Ką tik praėjo vienas piligrimas, praėjo kaip pro stovintį. Aš tai iš viso dabar jau einu pasivaikščiojant, nebėra sveikatas. Nebetoli kažkodėl esu. Tikiuos bent jau. Negi čia kažkas su tikėjimu susiję. Gal kokios koplytėlės? Spėjau, priejau savo nakvynės vietą. Einam žiūrėti vidų. Čia va taip atrodo šiandien nakvynės namai. Mano gimtadienio lovikė čia. Ir šiandien jokio užklatuko neturėsiu. Gimtadienio proga biškai pašalta. Palikau savo daiktus alberginiai ir einu į vietinį restoraną ieškoti maistelio, pavalgyti. Ir kai grįšiu, reikės įpraustis ir ilsėtis. Kažkaip ėjau taip sunkiai, o po to buft. Ir vietoj, čia iš viso porą trobų tam kaimelį nieko nėra. Aš nieko netikrinau, nieko nesiruošiau. Palikau viską savaime plaukimui. Ir priejau. Fainai taip netikėtai. Nu, aš tam kaimukį su vienu restoranu galėčiau ir apsigyventi. O tradicinė Galicijos sriuba, kuri labai panašiai mūsų tos nešaltibarščius rūgštynė, tik su pupelėm ir netokia rūgštė, bet ten rūgštelių irgi yra. Vištos šlaunis su bulvėm, vyno čiut ne visą bonkę ir kapučino ir sumokėjau 10 eurų. Pavalgiau bele kaip skaniai ir smagiai. Sutikau pakeleivių iš vakar, taip kad pietus, o dabar einu į alberginę susimokėti ir įsikurti, praustis ir ilsėtis. Taigi, iki.